Traukiniai tokie moteriški, prieėjai, saktų, važiuoja į Černobylį. Ir daug laiptais lipom, langai užkalti su švinom, sienos, grindys, vien lakštai švino. Ir ant to stogo lipom, du aš ir mano tas Sygis buvo viršils. Man kaimynas kaip tik. Vieni nusileido, patei mūsų eilė, užskrido verteliotai, birime viršų. Draskiaus, aš bijau tą reaktorį krėsti. Tas reaktorius ir 2 metai, visą tą duobę kurs. Bronius Mimgaudis, gimęs 1963 metais. Armijoje tarnavau, aviacijai su atominiais bombom, lėktuvai buvo Tu-25. Lakūnas jūs buvot? Ne, tarnavau aviacijoje, radistų lėktuvų. Su lėktuvais. Mokyklą baigiau pusę metų Ukrainai, o paskui Vidurinė Azijai stepės. Tu-25 lėktuvai. Daug kas žino tos lėktuvus. Tai gyvai matėte atominę bombą? Jo. Gal ir užtaisinėjo? 22 pas mus buvo. Ir mačiau, kaip atveža tos bačkas tokius ant ratų iš stepių. Ten saugoja už 20 km. Tokius bačkas. Įkišdavo į tą lėktuvą. Nu, į tą raketą. Ta raketa ir antras lėktuvas, tik piloto nėra. Nes valdoms buvo iš lėktuvų, kaip paleisdavo. Grįžau iš armijos, po poros metų pakliuvau. Po vestuvių, kaip tik vestuvės, ir po vestuvių paėmė Černobylį. Nežinojau, kas iš Černobylis, negirdėjau. Tik skodė surinko greitai 4 žmonės ir išvežė Klaipėdą. Kelinti metai čia buvo? 86. O mėnuo? Rugpjūtį mėnesį kažkur. Apie rugpjūtį. Nebepamenu, rugpjūtis, nes Liepos 26 man vestuvės buvo. Tai iš karto po vestuvių? Jau kažkur gal porą savaičių, 3 prie kažkur. Bet jau žinojot apie Černobylį? Ne, niekas nežinojau. Nežinojot? Nežinojot ne apie avariją? Niekas aš dar negirdėjau, tai mes nežinojom. Surinko į Klaipėdą ir kas buvo toliau? Ir Klaipėdoje mes iš Skuodo išvažiavom, 4 mūsų išvežė, labai greitai surinko, vienas pabėgo kažkaip, dingo. 3 vaiko matė, ten tokios kaip riaušės buvo, nes vietiniai klaipėdiškiai nežinau irgi, su lengvom mašinom suvažiavę, kur tas mašinas padės ir paskui sukišo į traukinį išvežė. Na ir traukiniai tokie moteriški, prieėjai, saktų, važiuoja į Černobylį. Pagyvenus moteriški. Aš turėjau popieriaus ir parašiau lapelį, nes mano uošvienė gyvena Skuode prie geležinkelio stoties. Jai parodėjau namą, kad nuneštą lapelį. Tada sužinojau. Ką ant lapelio parašėt? Parašiau, kad išvažiuoju į Černobylį. Tai tik traukinį sužinojot, kad važiuojate į Černobylį? Jo. Išvežė į Rygą, 30 žmonių iš Klaipėdos vežė. Bet Rygoje suskaičiau, vieną trūko, 29. Chirurgas buvo iš Klaipėdos. Jaunas chirurgas, daktaras. Na ir laukėm, kol tą daktarą atvežė ten su Žiguliu aerodrome. Į lėktuvai ir tenai. Ovarušis atrodo, aerodroms buvo. Nuvežė tą vietą, miškė Novaya Rača. Buvo pavadinimas Novaya Rača. Miškė laukimiai, buvo 2 prie Karpatsijos okrugo ir prie Baltiskį. Šviežiai, nei palapinių, tik buvo medinė būdelė, ten ruošė valgyti. Mes išnakvojom duobėj, brezentą daivus įtraukėm, paskui pradėjom statyti palapinės iš lentų. Brezentą užtraukė paskui. Tak ir pečių išmokti padaryti. Aš sakau, nemoku pečių, spyrė šikną, sak, žinau, kaip Lietuvoje kokios dačios. Ir tak, tą pečių padirbti, kad po 48 žmonės palapinės, o tų palapinių tai augo Šištės miestas, vidurio miškų laukimiai. Padirbėjom ir naktį pakėlė ir patakau į sąrašą į stotį. Kokią stotį? Į atominiai tą sprogus, į tą Černobylį. Ir dar iš Skuodo kartu lipom į tą reaktorių. Buvo su manim skuodiškis kartu važiavom. Mes 3 skuodiškiai buvom, bet tas vienas pasiliko virtuvėje darbina, o aš pasilikau, mane išvežė ten. 2 zilus atviroj mašinoj. Aš tai vairuotojai buvau ir naktį gal 4-5 kažkur į mūsų išvežė. Išdavė dujokaukės tas ruskinės, tas guminės tokias. Bet kai privažiavom prie tos zonos, beliko 30, gal 20 km, tuos mums atėmė. Tos dujokaukės reikia išmesti, nes jos niekam tikusios. Tada išdavė tokius bakelius ir marlius. Kaip dabar, nu koronus, ką buvo panašiai, bet jie tokie popieriniai. Tuos išdavė, reikia pastoviai nesudrėksti, tai oro neįtraukė. Na, nuvežė patį stotį. Vaizdą tai pamačiau, nekoks. Mašinas, baltai uždažyti langą, autobusai dar važinėti ten viedui po teritoriją, visi baltai su dažais uždažyti. Nes mūsų įkišė tą patį stotį,
Nežinau, koks kelintam aukštį, labai aukštas pastatas ir daug laiptais lipom, langai užkalti su švinom, sienos, grindys, vien lakštai švino. Visas praėjimas iki darbo zonos buvo padengta švinu? Viduj. Viduj, taip. Jo, viduj. Tik buvo viskas iškalta, vaizdas nekoks. Lipi laiptais ir viskas tau su švinu. Smarvė, jaučiasi jau kažkas. Smarvė tokia, negera. Ir ant viršaus lėktuvai pastovi verteliotai skrenda, nes pylė kažkokį skystį, kad sumažėta radiacija. Išdėjau HB kitus drabužius, tos vadinams, kojinės, basom kojom tos kirzavinius batus, nes kojį nebeturėjau, nes reikėjo ten seifį palikti rūbus. Paskui vieną išėjau po 4 ant to stogo, bet įvesdavau tokį kambarį ir buvo kamera iš viršaus, piešiniai, kur išlysi, kad žinotum planą. Nes kur kastuvas padėts, kur koks kablys, kad aš kiekvienas mes žinojom, aš pirmas iki ant stogo nežinau, kas ten bus. Ir viską išrodė, informacija buvo ilga. Vieni nusileido, atėjo mūsų eilė, užskrido verteliotai, birbė viršui, pylė tą skystį, 2 aukštus gaisriniam kopėčiom, bet aprengė su švinom, kaip robotai. Už priekį, 2 atnešė lakštą su tokia skylė, galvą įkišė, už nugaros už priekį užlaužė ir su virvėm sureždau. Ir paskui guminiai lakštai. Pirštinės su švinu, neinu pirštų palankstyti. Ir reikia užlipti gal kokie 3 metrai 4 aukštis. Vienas kopėčs gaisrinis, skylė ir toliau irgi tiek pat. Oro neužtenka, marlių sudrėkst, paskeisti nėra neįmanom. Stiklas dar buvo uždėts. Šiaip netaip ant tų stogų išlindom. Ten viena košė, vienas grafits. Kur sprogo, viską išnešė. Kaip anglis išdegusi, tas grafits. Suradau tą kastuvą, negaliu paimti. Su koju bandžiau tą kastuvą paspausti už vieną galą, kotas pasikėlė, bet jis sukas aplinkui. Aš neturiu jėgų suspausti, nes oro trūkst, jau aš buvau mėlyns. Ir užsikabinau. Aš nežinau, kas man iš nugarus traukė kažkas, aš nemačiau, kad kažkoks trosas ėjo. Ir man tie šarvai palindo už troso. Draskiaus, aš bijau tą reaktorių įkrėsti. Tas reaktorius ir 2 metrai. Visa ta duobė, kur sprogo, šalia stovėjau čia. Ir įjungė sireną. Jie matė per kameras, kad čia jau yra. O ten 2 minutės tai reikėjo. Ir šiaip netaip įsidraskiau, įsiplėšiau iš to troso ir pirmas bėgau prie tos skylės vėl atgal. Oro nėra, galvojau, kad jau spėjau kojas iškišti, nes draugai irgi negulės ant to purvo. Ir tada į apačią. Apačioje ten spėjau, buvo tie karininkai sugrobė. Ir ant to stogų lipom, 2 aš ir mano tos Sigis buvo viršils, man kaimynas tik. Ir 2 kažkokie viršininkai. Ar majoras, ar polkovniks, nes laipsnis turėjo, tie 2 buvo. Ir jie toje apačioje tik rodau tą maskę, tai su peliais nupjausi tus diržus, viskas nukrito ir į apačią įpirti. Trūbus iš karto metė kažkur į reaktorių? Į vamzdį. Ne, kaip nusileidom į apačią, ten buvo toks metalinis vamzdis į apačią, ten buvo skylė. Tus rūbus kaip nupjausti, per tą skylę numetė ir nuėjo į apačią. Apie 60 metrų mes aukštai buvom. Po to, kaip jie nupjausti visus, po pirties, mes buvom išėję į lauką. Nes laukė buvo saugiau negu viduj. Laukė ten stovėjom, žiūrėjom, kaip tie verteliotai lekia, ten dar kažkas obuolių ten privežė, valgykit obuolius, kokius obuolius gali valgyti, ten viskas, ant uranų stovi. Aš tų obuolių nevalgiau. Ta vakarą aš taip nieko nejaučiau. Iš ryto jau iš lovos nebišlipau. Skaudėti nieks neskauda, tik seilis bėga. Tai toks išgarždų buvo Stasis, atsimenu, toks stambus vyriuks. Aš 2 aukštį gulėjau lovos, jis šalia gulėjo. Tai jis mane ant rankų išneždavo į mišką. Ant kelmo pasvanydavo iš ryto ir vakar jis man perneždavo. Aš neturėjau jėgų. Sėdėdavo per dienas gal nuleidęs ir iš burnos bėga viskas. Kvapo, uoslės nelieka. Tik kaip akumuliatoriaus bangis, kad įdarai, švina. Ta rūgštis ir burnoj. Kiek aš ten prasikankinau kažkur 2 paras gal taip. Ir paskui prieitas iš Klaipėdos buvo daktaras. Prieėjęs manis paklausė, kiek tu metų turi. Ir jis įsitraukė tokį iš vaistų. Mažas piliulis. Jis man per pusę perlaužė, pabandyk. Ir aš suvalgiau. Ir aš 3 dieną jau pats atsistojau. Ir paskui surinko sąrašą ir demobilizavo.
nes radiacijas aš gavau per šarvus, rankos buvo 96 rengenai, per krūtinę, per šarvus 24, nes su šarvu buvau sukišti į tie davikliai visai. O prie rankų aš buvau prisirišęs pats, turėjau. Paskui mes tikrinom. Tai rankos, kojus, 96 rengenai. Čia per 2 minutės? Jo. Na ir paskui, ką parvažiavom, čia dembelizavo, nuvežė geležinkelį stotį, kur traukinys iš visai tą pusę neina. Aš tolims reis važinėdavau, aš biškai žinojau tą Ukrainą. Tai tą aerodrom susiradom pieškom. Ir iš Rygos atskrido lėktuvus, pamaina. Ir vienas lakūnas, atsimenu, buvo lietuvis. Mes buvo man kelionį Turšonkis įdavęs, vienas iš Skodiškių. Ir tą Turšonkę siūlio tam lakūnams, jiems prikazo nėra atgal į Rygą. Tai prašėm, mes buvom 4-5 lietuviai dembelizuoti, vienas iš prie Palangos gyveno. Iš Platelių buvo vienas, labai sunkiai vaikščiojo, reikia įtempti už rankų. Ir 2 estukai atrodo buvo. Tas lakūnas lietuvis, tai sak, niekam nesakykit, lipkit į tą lėktuvą, tai parskridom dar su krovininiu. Ir tą daktarą aš ieškojau tą gydytojų, kur man tą vaistą davė. Klaipėdoj po ligoninės daviaus, nežinau nei pavardės, nei vardo. Norėjau žmogui atsidėkoti. Niekaip nesuradau. Nežinot ir net ką davė? Jo, tik žinau, mažai, tas man per pusę perlaužė. Tada atstojau ant kojų. Ir paskui kas 10 dienų, taip važinėjom į Klaipėdą. Iš pradžių tyrinėjimai atvežė aparatūrą, tikrinti nieks nemokėjo, naudotis tą aparatūrą. Tai Respublikinė, Raudonojo kryžiaus poliklinika. Ir aš grįžęs dar į Maskvą važiavau. Buvau prižadėję lengvatų. Turėjau laikraščių rusiškų, turėjau susirinkęs ir su žmona išvažiavom į Maskvą pasiskūsti. Buvau prižadėję būtus, man buvo būtus reikalingas. Maskvoje turėjau tokį adresą praktiškai nebuvo. Karl Marx prospekte, išlipsi iš metro, ir ten bus žali stogai. Namai, žali stogais, ir ten sakai, ir atrasi. Išlipau, aplinkui pasižiūrėjau, kur eini, ten visur žali stogai. Adresas toks. Tai policininkas man biškai nurodė, ten prie Lenino bibliotekos, ten susiradau tą priėmę Merchauno Sovietas SR. Nieko ten man nevyko, įėjau, pašnekėjau, bet tas laikas reikia didelius pinigus turėti. Vien mergička tokį išėjai, pasakė, be 5000 gali nelysti. 5000 ko? Rublių. Būčiau padėjęs tos pinigus, būtų tik skambutis, ir aš būčiau grįžęs jau į butą. Čia Lietuvoje? Jo. Būtų Maskva paskambinusi, kad tą žmogų reikia apgyvendinti. Tokie laikai buvo. Kelinti metai čia buvo? Tas buvo 87. 6, gal tą patį rudenį važiavau, nepamenu, ar 7. O ką gavot, kažkokia padėka būdavo tiems, kurie buvo? Ten kaip nulipom nuo stogo, išreikiavo premijos 100 rublių. Tų pinigų aš nemačiau. Aš už pinigus tai gavau už metų. 98. Vienas iš Klaipėdų, nežinau, kažkas paskundė, padavė teismą kažkokį didelį generolą. Ir visos tos premijas pas jį buvo. Ir man atėjo už metų į paštą, iškvietė man į paštą, už kad čia jo laiškas, taip, atsiprašom, čia jums 98 rubliai premijos. Už metų. Alga tai iš darbo vietos, tai pirmas į 3 gubą mokėjai, paskui 2 gubą ir paskui nieko. Paskui važinėjau spartus daktaras, kas 10 dienų, 2 važiavom į Klaipėdą. Buvo gydytojai Kaganienė, gal nebėra jau gyvos, amžinatelis, gal nežinau, jie buvo pagyvenus, jie buvo kraujo gydytojai. Tai ta mus paėmė prižiūrėti. Daug metų važinėjau kas 10 dienų, nes buvo sveikata nekokia. Pavyzdžiui, mėsą kepdavo, pakepti mėsos aš negalėjau pernešti, ar laukia kepa. Nes buvo metalas švinos, tą lyg nepernešė. Liepė alų pagerti, kad inkstai įsivalytų kas nors. Vieną butelį išgėriau, nes, atsakau, aš taip nevartojau. Tai patarė šaltalankius. Pirkdavau šaltalankius, sultis ir su šitais dalykais aš pastiprėjau. Paskui pervedė į Vilnių. Tai važinėjausi į Vilnių Gedimino 5. Čia daug kas važiavo ten, bet mūdu su tuo Sygiu dažnai teko pabuvoti ten. Ten televizorius ir radais darbuotojai buvo prižiūrimi, nes jie po radiaciją dirbo. Paskui 96 metais paskutinis Syg buvo, dar mūsų visus vežė, bet prieš tai buvo stipriai kaulai suminkštėjai, nes rankų kaulai galėjo lankstyti. Dantis
pasileido, dantis, turėjo pažįstami gydytojai toks ir pas mus ir tas man padėjo. Krapštė, tvarkėm, man sudėjo protezus, lupom, tvarkėm, nepasiduok, nes iki 10 metų staigiai buvo kaulai suminkštė, mes pats jautėm. Aš galėjau ranką palankstyti kaulus, tiek buvo minkšti kaulai, nu ko. Nu, tos radiacijos. O kaip sveikata jūsų dabar? Nu, nieko taip. Įsikapšiau. Kažkur iki 10 metų. Nu, skonės pripratęs. Ne viską užuodžiu. Tai beveik po 40 metų jūs vis dar sunkiai užuodžiat ir skonį jau. Jo. Nu, nebėra, aš pripratęs jau prie to. Kiti sako, va taip kvepia. Aš tai nelabai. Tas skonis kažkaip biškai atsitaisė. Ar žino dar pažįstamų, kurie lipo ant stogo? Kaip jie baigėsi? Vat Sigis, toks ir viršilas Sigis, su mani kart lipom. Mes, jis Kudiškis, mes kartą išvažiavom, mes dviese pakliuvom, o tik trečias į virtuvę pakliuvom. Tas irgi, jis mažai nors šnekėtis, pašnekė apie Černobylis, nenori klausytis, jis buvo depresija. Nes čia sugadina visą, nu visiems šeiminai, viską sugadina. Man tėvas važiuodavo, per dieną po kelis 7 km mindavo pas manis. Žmonės pradėjo šnekėti, va, kraują perpėlim darė ir mirė. Nu, o ką tėvų? Tėvus dviračiai važiuoja pas manis. Sakau, tėvai, jeigu bus blogai, aš tau pasakysiu. Nu, buvo, ta daktarė Kaganienė perspėjo, kad tu daug nukraujuosi. Nukraujo tyrimo, jie pasakė. Gerai, ką pasakė. Sak, tu nebijok, taip turės būti. Taip ir buvo. Ką reiškia nukraujuot? Ir vėmiau, ir šlapinaus, taip. Kažkur apie 2 dienas. Krauju? Jo, krauju buvo sienas aptaškis. Aš nesupratau, kad burnoje krauja, man kažkaip blogai pasidarė ir pradėjo šį pykinti kliovai visur. Tie mūsų pažįstami darbininkai visi išlakstė. Aš barutoje dirbau, ten dirbtuvės. Įvyko viskas. Čia po kiek laiko? Gal metai, gal nebuvo metų. Nu ir po to kažkaip lengviau paliko. Jodo vartojau, ten po 2-3 lašelius į dieną, ten į vandenį įsipils lašelius. Ko niekada nepamiršit iš Černobylio? Aš noriu pamiršti iš visą. Suėdė visą skaitį gyvenimą tokį. Tik norėčiau tuos, kur mes buvom kartu, tuos žmonės pamatyti. Vieną mačiau, Klaipėdoje ten, bet nespėjo pristoti ir pažinau, taip, iš Platelių buvo vienas, nežinau, nei vardį, nei pavardį, nes ten buvo blogai žmogui. Mes tą dieną užlipom apie 30 žmonių. Priejom tą. Buvo Apakus, iš Panevėžio Apako, nu ten jis su kranu privažiavo, arčiau, biškai per ilgai buvo ir Apako, visko buvo. Kad iš lėktuvų pažiūrėjom, ką per televizorių rodė. Aš važiuojant, kai mūsų vežė, aš pamačiau tos pacas, kur korespondents, atsimenu, tą interviu davė. Aš pamačiau tą pastatą, aš galvoju, kad tas Černobylis pravežė pro šalį, viskas aišku. Ten nieks nefilmavo. Filmavo už 30 km prie kažkokios nugriuvus sandėlių. Kažkokie daržinės kažkokius, iš betono. Patį, ką pamatėm, tai pamatėm. Ir iš lėktuvo, kai pažiūrėjimas, tas lietuvis apskrido ratą. Ir pažiūrėkim, kas iš viršaus daros. Kiek tų palapinių miestelių, visą aplink, apie 30 km tas spindulys, pilnas. Tiek liaudės buvo suvežta. Ten žmogaus nereikėjo nė vieno. Nė vieno. Ką aš mačiau ant stogo, tie robotai tokie, kaip tankai tokie, mediniai tiltai, jie visi stovėjo. Jie visi sugedė. Net su tais robotais, ką tu padarysi, jeigu tu grafito ir koks metras, pusmetris, ir kalma, visas toks, tai nelygus ir visas va toks. Jis negali užlipti. Tus robotus aš mačiau, tai aš per viršų lipdavau. Ar žinot, kokia apšvita buvo ant stogo? Niekas mums nesakė. 15 000 rentgenų. Visas jūsų darbas realiai truko 2 minutės. Jo. Ir dar galima sakyti nesėkmingai. Kiek mes buvom, nieks nepadarė. Ir mes vakar žiūrėjom televizorių ir mums aiškino. Mes turėjom televizorių parsinešę iš kažkur, ten variklis, generatorius dar buvom, mes patys susitvarkėm ten. Ir žiūrėjom, kad vakar jau stogai nuvalyti, sutvarkyti. Nieko nebuvo. Grinai, nieko nepadarė, žmonės iš vis nepadarė. Nieko nepadarė, aš savo akį mačiau. Nieko. Aš nišiupelis nenumečiau, nei tas man draugs numetė, nieko. Vienas dar toks kažkur sukos, dar su to kirkata, toks gaisrinis ir įdūrė per stiklą į akį, dar pasiliko tarnauti, pradūrė kiaurai čia. Nematau, visi užrastoji, tu oro neįtrauksi. Tas 2 minutės aš neįtraukiau oro, nes maskė sudrėko. O ten ant stogo, ten pasikeis laiko ne, nes kepurė buvo tik
su vaistais, smarvė kažkokia ir stiklus. Bet vis tiek kažkaip nuvalė tą stogą. Tikriausiai po gabaliuką, kad ir... Nelabai, aš tikiu, kad ten nuvalė, ten tik pradėjai iš apačios, ką žiūrėjau, ten statytą gaubtą. Jis uždaryti pilnai negali, nes jis turi išvėk alsuoti. Jau pilnai uždarys, jis vėl sprogs. Ko pasigendat iš valdžios? Nors kiekvieną mėnesį galėtų pridėti, kiekvieną mėnesį, kaip Rusijoje, Estam, Latviams, visiems į kiekvieną mėnesį. O kam man bereikia pinigų, jeigu numirsiu, kam? Man dabar reikia. Rusai gauna. Aš po Rusijos daužęs daug dirbęs ir Uralė visur. Ir tek susidūryti su tai žmonės, kur dirba, jie gauna. Jie gauna. Ir Estai, Latvijai gauna.